Taigi sveiki visi. Sveikinu jūs išgyvenus dar vieną Žemės apsisukimą aplink Saulę. Ir tikiuosi, kad praeiti metai buvo geri. Ir šie metai bus dar geresni. O dabar mes trumpai apžiūrėsime tuos nuobodžius dalykus. Kokie buvo rezultatai praeitų metų. Ir kokie bus 2025 metų tikslai. Taip pat aptarsime kelias dalykus, ką veiksim toliau ir taip toliau. Tai let's go! Ką mes čia matome? Per 24 metus kanalas sulaukė beveik 500 000 peržiūrų, 67 000 žiūrėjimo valandų, 2700 prenumeratorių ir per visus metus buvo uždirbta 1519 eurų, kas yra apie 120 eurų per mėnesį, taip vidutiniškai, jeigu skaičiuotume. Vis tiek darbai nepakeis artimiausiu metu. Ir ką mes čia galime pamatyti, kad populiariausias video buvo Vietnamo karas. Jis labai gerai pasirodė, 40 000 peržiūrų, uždirbo 100 euriukų ir žiūrėjo apie 7000 valandų. Tai labai pasisekęs video. Toliau buvo video apie Aleksiuką, apie Šiaurės Korėją 3 vietoje, jau 3 metus iš eilės labai geras vietas užima, apie Ukrainos karą, apie Japoniją 4, 5 video ir visi kiti. Tai tikrai galiu pasakyti, geras pasirodymas, geresnis negu praeiti metai. Ir žiūrint į turinį, mes taip pat galime pamatyti, kad labai daug prenumeratorių ateina iš tiesiog vaizdo įrašų, kai kurie ateina iš tiesioginių srautų, tai yra streamų ir panašiai, ir dar keli iš tų mažų klipukų. Tiesa, dėl klipukų aš turiu TikToką ir TikTokas surinko visus 1,3 milijonus peržiūrų ir tai koreliuojasi į 92 centus pinigais. Tai irgi ten yra šioks toks pasisekimas, bet ten dedu tokį paprastesnį turinį. Ir ką mes čia galime pamatyti? Parodymai 6,3 milijono, tai čia rodo, kiek tas turinys buvo parodytas, ir paspaudimų rodiklis, kiek tą turinį iš tų paspaudimų paspaudė žmonės. Ir procentas 5,2, kas nėra baisiai daug, bet, kaip čia pasakius, nėra ir visiškas mizeris, kas būtų apie 1-2 procentai. Toliau, žiūrint į auditoriją, tai ką mes matome, tai kanalai, kurio žiūri mano auditorija, tai yra visi aukštesni už mane, tai vat Paulius Samoška, tai sveikinimai jau greitai pasieks žmogus 200 000 prenumeratorių, Laisvės TV, Emilis Jokūbas, Basket News, Vaidotas, Negyvas eteris, Mantas Tonkus, Delfi ir visi kiti. Ir taip pat čia mes galime pamatyti, kokiu laiku žmonės žiūri tos video, kokiu žmonės žiūri mažiau, tiesioginius srautų žiūri mažiau ir kokios aktyviausios vietos. Aišku, kadangi turinys yra lietuvių kalba, tai didžioji dalis žmonių, kurie žiūri, yra iš Lietuvos, antroje vietoje Jungtinė Karalystė, 3 Norvegija ir visi kiti. Didžiausias pražiūrimas kiekis yra žmonių, kurie neprenumeruoja šio kanalo. Tai sudaro net 64,8 procentus. O prie kurie prenumeruoja tik 35,2. Toliau yra toks dalykas kaip subtitrai, jūs nežinau ar matėte, bet jau YouTube'as atskiria ir lietuvių kalbą ir dar tokius visai pusėtinus subtitrus gali sugeneruoti automatiškai. Toliau ką mes matome, kad yra labai didelis lyčių pasiskirstimas, nes 24 metais 92,7 procentai vyrų žiūrėjo mano turinį, kur matome, kad tik 7,2 moteris jį žiūrėjo. Ir čia yra problema, nes mes gyvenam Lietuvoje ir kaip žinia, Lietuvoje daugiau yra moterų negu vyrų. Ir aš praradau daugiau nei pusę auditorijos. A kaip patrauktas moterys? Aš nežinau tai visai. Reikia kažką daryti. Kitas įdomus dalykas, tai mes matome, kad nuo 35 iki 45 grupėje žmonių stipriai krenta. Ir daugiausiai žiūri žmonės, kuriems yra tarp 25 ir 34 metų, kas yra atitinkantis mano amžiaus grupę. Toliau pažiūrėkime, ką čia mes dar matome apie pajamas. Taip, tokios buvo pajamos, taip visa ta piramidė atrodo. Ir turinio našumas parodo, kiek buvo uždirbta iš vaizdo įrašų. Tiek buvo peržiūrų, toks yra vidutinis kiekis, kiek moka po 1000 peržiūrų, tai $2,86 vidutiniškai. Ir tas skaičius priklauso nuo temos, nuo to, iš kur žiūri žmonės
šios video, jeigu, sakykime, žiūri užsieniečiai, tai būtų didesnis kiekis ir taip toliau. Ir daugiausiai pinigų uždirbęs tai buvo video apie Vietnamo karą, antroje vietoje apie Šiaurės Korėją ir trečias apie Japoniją. Tai vat, tokie finansai. Ir žiūrint į tendencijas, mes matome, kad Day Life in Israel, Baltic History, History of Lithuania every year ir panašus dalykai. Tai žmonėms aš kaip matau tikrai domina Lietuvos istorija ir kaip minėjau, bus vienas projektukas apie ją. Kokie mano planai 2025-iesiems? Na, pradžioje reikės biškį paįvairinti turinį ir surasti balansą, kas traukia tas moteris. Ar bus ilgesni vidosai? Dėl šito garantuoti negaliu. Yra prašymas, kad jie būtų ilgesni. Tačiau ne visada taip išeina. Toliau grįšiu prie video apie Siriją, kadangi prieš tai išleisti tiek morališkai, tiek ir faktiškai paseno. Ir jiems jau reikia atnaujinimo. Tokio pačio atnaujinimo reikia ir vidosams apie dronus, kadangi atsirado daug ir įvairių jų tipų. Pavyzdžiui, Drakaris liepsnosvaidžiai, kabeliniai dronai ir sausumos dronai. Tai ši tema dar vystosi ir vystysis toliau. Įdomiausias veiksmo taškas šiai dienai išlieka Taivano ir reikės apie jį padaryti video. Ir pasistengti, kad jo neužblokuotų kaip praeito, kurį užblokavo velniai iš Kinijos. Ypatingai reikės sekti ir tą velnią iš Rusijos, kuriam veiksmo per maža. Размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, Ir ypatingai po įvykių susijusių su keleiviniais lėktuvais, nes ne pirmas ir ne paskutinis kartas. Kaip Squid Game antrasis sezonas. Kaip dėl Squid Game antrojo sezono, ką aš galiu pasakyti, jis netoks geras kaip pirmas, bent be jokių spoilerių, tiesiog jis žiauriai ištamtas ir yra šiokių tokių logikos klaidų, nes aiškiai matosi, kad bus dar vienas sezonas ir tiesiog turi kažkaip jisai užsibaigti galingai. Bet dabartinis sezonas, ką aš galiu pasakyti, tikrai pirmam stipriai nusileidžiam. Jį galima žiūrėti kaip laiko praleidimui, bet tik tiek. Ir per 7 epizodus siužete labai daug nepajudama. Tai tiek, noriu tai pasakyti. O taip, galite žiūrėti, tikrai pakankamai neblogas. Yra tas production value. Taigi, tokie buvo planai, tokie buvo rezultatai. Ir tikėsimės, kad šiais metais pavyks pakilti iki 1 milijono peržiūrų. Na, jeigu ir nepavyks, tai vis tiek. Bandyti niekas nedraudžia. Na ir ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvo aš Naelis. Ir čia buvo naujametinis specialas. Na, jeigu taip galima sakyti, žinoma. Ir lauksime jūsų kitose vaizdo įrašuose. Žodžiai kartais sužeidžia, kartais neigiamai veikia.